Sveiki. Ir trumpa ataskaita apie mano dalyvavimą CashFlow programoje, šitoj bendruomenėje. Kol aš pradėsiu pasakot ir rodyt, ką aš nuveikiau per šitą laiką nuo pradžios, kai tik tais aktyvavausi, noriu pasakyti, kad CashFlow jau rinkoje yra ir egzistuoja 12,5 metų. Tai yra laiko ir žmonių patikrintas projektas. Jeigu jisai nedirbtų, jeigu jis nemokėtų, jeigu būtų sukurtas su kažkokiom tai klaidom, jisai tikrai šitiek laiko neišbūtų rinkoje. Ir tai pritars man visi. Ir dabar grįžtam prie ataskaitų. Aš startavau 16 rugpjūčio. Matot, tuo metu aš nusipirkau keletą programų: SFF 50, FF 30, SFF 100 ir šitą žalią Growing Flow. Tuo metu startavau su 120 ir vėliau pasipildžiau dar 5. Tiesiog mano buvo tokis pabandymas. Kadangi tai yra tik tais pradžia, nes tai yra kiek išeina dabar 14 dienų, 2 savaitės, kai aš čia esu, tai norisi pačiai iš tikrųjų išbandyti visus žingsnius, kad vėliau, kalbant su žmonėm, tie, kurie pas mane komandoje bus, kad aš pati žinočiau ir jiem galėčiau parodyti, pamokint, paaiškint, kodėl taip yra, kodėl anaip yra ir taip toliau. Ką aš dar nuveikiau per šį laiką? Startavau aš anglų programoj su FF 50 ir matot, 3 diena esu čia, 27 rugpjūčio ir vakar aš taip pat dar startavau Lenkų platformoj, Lenkų programoj, nes čia daug šalių, yra vienas CashFlow ir jis yra, jame yra taip, sakykime, Europa, Lenkija, Ispanija, Kirgizija, Rusija, kas Lenkija sakiau, Anglija, Kinija. Ir visose mes galim dalyvauti tose platformose, taip pavadinkim. Programa su platformom. Gerai sugalvojau. Ir dabar žiūrim, šiandien yra 30 diena, aš jums neparodžiau, ir vakar 29 dieną aš startavau Lenkų platformoj su FF 150. Čia zlotais viskas, bet ji yra ta pati programa, kaip ir pavyzdžiui europiniai FF 30. Programa, kur mes savo investicinės sumas užšaldom mėnesiui laiko, tačiau kiekvieną dieną, kai ateina laikas, paspaudžiam šitą raudoną mygtuką, mūsų pinigai tokie, kokie priklauso, nes kaip yra bendra investuota suma su plus procentais, yra išdalinama į 30 dienų ir kiekvieną dieną mes po lygiai gaunam. Tai Lenkų programui mes po 6 zlotus gaunam. Ir dabar matom, kad vakar jau aš gavau 6 zlotus, kur dabar į apačią, pasižiūrėkit, Moneybox pinigų skrynelė. 6 zlotai stovi, šiandien paspausiu mygtuką, vėl įkris 6 zlotai ir taip visą laiką 30 dienų. Europiniai programoj eurai, Anglijos programoj svarai, Rusijos programoj rubliai ir taip toliau. Kinijos programoj ten jų tas juanis, ar kaip jisai vadinasi pinigas. Per šį laiką pas mane prisijungė keletą žmonių. 4 žmonės su irgi tikrai minimaliom investicijom. Ką dar noriu pasakyti? Labai svarbų dalyką pamiršau. Dabar kaip ir truputėlį nukrypstu aš nuo temos, bet pasakysiu, kad nepamirščiau. Tiesiog, kad nepamirščiau. Ką mes pradėjom reklamuoti? Aš, kolegė mano,
kitiem yra siunčiama medžiaga, prezentacijos įvairiausios. Aš pastebėjau, kad daugiausia visi kalba apie didelės investicijas. Nu, sąlyginai didelės, kai kam, ne? Bet vis tiek tai yra ne su 30, ne su 50, ne su 100, ne su 200, o daugiausia taip visi kažkodėl tai pradeda kalbėti nuo 1000 ir daugiau, įrodo savo kabinetus. Viskas yra labai gerai. Aš irgi tik tais už tai, kad žmogus, jeigu jisai gali, kad pradėti su kuo didesnė suma, jeigu gali. Tačiau mes žinom, kad tikrai daug labai žmonių tiesiog negali paimti ir skirti iš karto 1000, 2000 investavimui. Investicinėse visur, kuo daugiau tu investuoji, tuo yra kaip iš karto didesnis uždarbis. Tai yra normalu. Aš noriu jums parodyti, kad ir su mažom sumom, ką galima paimti ir padaryti. Taip, 2 savaitės, taip, čia yra labai labai mažai. Tai yra tik tais tokis bandomasis laikotarpis, kaip aš sakau. Per šitą laiką, dabar pasižiūrim į apačią, aš jums parodysiu. Žiūrėkit, ne čia aš atėjau. Čia atėjau. Per šias 2 savaitės, kai pakviečiau ten tuos kelis žmogiukus, gavau referalinius bonusus, kaip ir visur. Čia yra referalinė sistema, tik tiek, kad mes savo referalinės nuorodos nemėtom visur, nes prisiregistruot ir nieko neveikt, tai neišeitis. Nes per 30 dienų neaktyvavus programos, kompanija tiesiog užblokuoja ir negali žmogus grįžti su tais pačiais duomenimis. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas. Programų yra daug. Aš pati eidama į čia 2-3 savaitės nagrinėjausi ir galvojau, kaip paimti, sustrateguoti, nuo ko pradėti ir taip toliau. Realiai iš tikrųjų tokio dalyko nereikia. Jau dabar aš suprantu. Pasiėmei pačią mažiausią programą, kad ir už 30 europiniai, bet būtent va šitą. Ir tada galima jau pradėti nagrinėtis truputėlį. Yra daug tų strategijų. Gerai, aš dabar irgi nesileisiu į smulkmenas, nes labai įsitęs mano vaizdo įrašas. Taigi, pasikviečiau keletą žmonių ir aš gavau, matot, pakvietimo premija yra, žiūrėkit, čia kur, kur pilka, 10 eurų 50 centų. Toliau pas mane čia Growing Flow irgi žmonės pasiėmė su minimaliom sumom investavimą, irgi gavau 7 eurus. Tai 10, 50 ir 7, 17, 50. SF Start Flow gavau, bet aš šitų neįsivedžiau. Tiesiog nepamačiau. Tikrai jums sakau, nepamačiau, kad čia yra pinigai. Kadangi aš pati dar neturiu šito srauto, neturiu šitos programos, aš dažnai nežiūrau čia. Taigi, grįžtam prie FF. Pinigai pas mane ateina iš FF30 kiekvieną dieną po €20. Ir dabar žiūrėkit, skaičiuojam. Aš įsivedžiau 13,20, čia kur yra iš viso gauta. Per vidurį žiūrėkit, kur pilka. Kopėčios ir toliau dešiniau yra iš viso gauta. Pakvietimo premija ir iš viso gauta. 13,20 įsivedžiau. Pasiėmiau 10,50 pakvietimo premiją. Iš Growing Flow irgi 7 įsivedžiau. Toliau buvau tik pradėjusi, bet jau gavusi Anglijos platformoj iš FF30 irgi svarą 50. Įsivedžiau visus šitus pinigus į piniginę. Įsivedžiau ir dabar paimkim, paskaičiuokim, kiek
viso aš per šią savaitę, man programos uždirbo, grįžo iš programų ir referaliniai. Taigi, 13,20 plus 10,50 plus 7 ir plus svaras 20, tai mes imkim kokį eurą 30. Gerai. 32 eurai. Dar vienoje vietoje parodysiu, bet nes aš jum nepaaiškinau dabar ir paskui matematika nesueis, tie, kas žiūrėsit ir norėsit paimti, paskaičiuot, pasižiūrėt, kaip iš tikrųjų sakysit, kažko jinai nepasakė. Growing Flow europiniai platformoje, kur yra kopėčios, dabar pilka šita lentelė pačioj, kopėčios 2,50 stovi ir iš viso gauta 5. Tai čia šitų aš neįsivedžiau į piniginę, bet aš juos čia reinvestavau. Taip, tai mes jau suskaičiavom, kad 32 eurus per 14 dienų, su bonusiniais, bonusiniai man padėjo, tiek aš turiu, tiek aš uždirbau ir vakar aš būtent iš šitų pinigų nusipirkau FF30 Anglijos platformoj. Ir iš šitos pačios irgi platformos Anglijos, svarą 50, būtent aš čia pridėjau, nes man būtų trūkę. Taip, tai dabar Growing Flow, Cash Flow, ir yra tas projektas, kur mums nebūtina laukti, kol, pavyzdžiui, atidirbs pinigai. Taip, jeigu, sakykim, vėl irgi FF50 grįžtam, nes mato, daug programų yra, šita FF50, jų sumų daug yra, mes galim 50, 100 ir daugiau, 200, 300 ir taip toliau investuoti. Čia mes pinigus investuojam 15 dienų. Ir pinigai iš šitos programos, jie pas mus neteina per tą laiką, per 15 dienų, kol yra investuota. Jie tiesiog visi pabaigoj sukris. Galiu aš parodyti europinę platformą, nes čia aiškiau. Žiūrėkit, dienos SFF50, dienos 12 iš 15. Man liko kiek? Šiandien diena bus 13 iš 15 ir dar 2 dienos. Ir visa suma prieinama. Kur yra prieinama? Čia vis daugėja. Po 3,67 € vis prisipliusuoja. Ir po 15 dienų, kai aš paskutinį kartą paspausiu mygtuką raudoną, man jie čia visi sukris ir pereis. Tai yra 50 su procentais uždirbtais, kur veiksmai ir aš galėsiu juos išsivesti. Galėsiu reinvestuoti, daryti, ką noriu. Tai reikia suprasti, kad iš šitos programos per šitas 2 savaitės, ką aš esu Cash Flow, pinigų aš neįsiėmiau. Vadinas, man uždirbo FF30, šita programa, bonusiniai, ir Growing Flow. Čia irgi labai yra įdomi programa, paimsiu kada nors trumpai papasakosiu. Bet dabar, grįžtant, nes jau noriu pabaigti, jau supratot, kad per 2 savaitės, turėdama vieną programą FF30, tai yra su 30 aš atėjau ir investavau, su 120, 150, šičia, Growing Flow. Ir keli žmonės, kurie irgi nusipirko programas minimales, tikrai minimales, aš per 2 savaitės galėjau įsigyti dar vieną Growing Flow
programą, kur kiekvieną dieną kapsi pinigai. Kitoj platformoj, kitos šalies platformoj. Cashflow tai iš tikrųjų yra taip, kad kur nebepasisuksi, bet kokioj programoj, bet kur. Ar tu žmogų pasikviesi, ar tu programuose sudalyvausi, ar paimsi, dar parodysiu labai svarbų momentą, ar paimsi, nusipirksi kriptą, būtent šitos bendruomenės, visur yra pinigai, absoliučiai visur yra augantys pinigai. Kodėl dabar taip sekasi Cashflow? Ir iš viso kaip yra sudaryta taip, kad sektųsi. Ir yra į tai pajungta jų vidinė kripta Icarence'as. Kai aš atėjau, kelintą sakiau, 16 rugpjūčio, Icarence'as kainavo 60 eurų. Nueinam pasižiūrim, kiek jisai dabar kainuoja. Spaudžiam sdėlkį, va čia kur rankytės ir atsiprašau, ne eurų, o USDT kainavo 60 USDT. Dabar žiūrim, kiek kainuoja vienas Icarence'as. Žiūrėkit, šiandien dienai vienas, ar rasim, kas pardavinėja, bet vienas Icarence'as, Получаю, matot, ECR, o ADAJU 81,39. 81 USDT. Per 2 savaitės jisai pabrango 21 USDT. Per 2 savaitės. Jeigu aš būčiau nusipirkus, kaip pavyzdys, 10, tuomet Icarence'ų ir šiandien aš parduočiau, aš uždirbčiau 210 USDT. Per 2 savaitės mano investicija, 10 būtų tiek, sakykime, jinai atsipirkus. Dar ne viskas. Yra sukurta nauja moneta, kur ateis dabar neužilgo, šių metų pabaigoje, kitų metų pradžioj, kitos programos labai įdomios investavimo. Ir Karatas, taip vadinasi ta kripta, Karatas dalyvaus ir tose naujose programuose. Gal dar ir kažką tai daugiau mums paims ir kompanija tiesiog pasiūlys įdomių dalykų su tuo Karatu. Tačiau dabar žiūrėkit, kažkada tai Icarence'as irgi kainavo, kur aš kažkada tai žiūrėjau video, ar tik tais ne 0,04 kažkas tai tokio USDT, 4 centai. Gerai, mes imkim, kad ir po 1 USDT. Šiandien jisai yra 81 USDT. Taip, aš klausiau video, kur sakė, kokius procentus jisai yra per šitą laiką, kai yra sukurtas, kiek procentų jisai paaugo. Dabar nepamenu, padarysiu kitą vaizdo įrašą ir būtinai aš jums pasakysiu. Icarence'as ir toliau brangs. Jisai brangs, nes tiesiog yra taip sukurta programa, taip viskas užprogramuota ir taip viskas sudėliota. Karatas sukurtas, lygiai tas pats, jisai irgi jisai brangs ir šiandien dienai, pavyzdžiui, jo yra CRT kaina 57,5 arba 58 USDT už 1000 karatų. Čia yra investicija, jeigu taip žiūrim, investicija į ateitį. Nusipirkt kažkokią tai sumelę ir jį tiesiog laikyti, pamiršt. Čia žinot, kaip bitkoinas. Nežinau, ar čia iki bitkoino lygio užaugs, nežinau, greičiausiai ne, o gal, kas čia žino. Apie bitkoiną mes irgi niekas negalvojom, kas tuo metu
turėjom galimybę jį nusipirkti arba kas kaldino, tai tikrai negalvojo, kad jisai išauks iki tokių aukštumų, kaip dabar jo yra kaina. Taigi mes ir su Karatu, ir su Ikarensu nieko nebežinom. Bet kad jie auks ir labai stipriai auks, tai tikrai šitą dalyką žinom. Tai vat, grįžtam. Supratot greičiausiai, kad čia kur nepasisuksi, visur yra pinigai. Taip reikia truputėlį pasimokinti, pasidėlioti. Žinot, bet tai yra labai įdomu. Nes čia kaip monopolis. Greičiausiai visi arba daug kas žaidėt monopolį ir žinot, kas tai yra per žaidimas. Mes kuriam monopolį, kuriam savo pinigų srautus. Nekilnojamo turto, taip toliau, srautus. Čia irgi mes kuriam srautus, pinigų srautus ir savo galvą priverčiam dirbti taip, paskaičiuoti, padėlioti pinigus, kad tie pinigai, kurie yra programoj, jeigu mes jų neįsivedam, panaudot kažkur, kažką nusipirkt, pakeliaut ir taip toliau, tai sugalvojam, ką nusipirkt, kad tie pinigai, jie atneštų mums procentus. Ką ir aš padariau per šitas 2 savaitės, nusipirkau vieną programą. Tai nėra dideli pinigai, bet tai vis tiek yra pliusas į priekį. Ir laikui bėgant, aš jau net įsivaizduoju, kaip, sakykime, pas mane bus panašiai, kaip daug kas rodo. Tikrai žinau, kad ir pas kolegas, kas jau prisijungė į mūsų komandą, lygiai tas pats bus. Taip, čia nėra tokių didelių procentų kaip skamuose, kur mes esame įpratę, kad ten duoda dienos procentą po, sakykime, po 2, po 5 procentus, arba net ir daugiau per dieną nuo investuotos sumos. Bet ten mes nueinam ir nežinom, mes atidirbs mūsų pinigai, mūsų investuota pinigų suma, neatidirbs, jei atidirbs, ar suspėsim, išsivest. Tokia, žinot, visą laiką yra nervų tampimas. O čia visai kitaip. Aš žinau, kad jeigu kompanija, jeigu šitas projektas, šita bendruomenė jau gyvuoja 12 metų, tai jei 13 metais tikrai nėra reikalo užsidaryti. Jau labiau, kad yra labai dideli planai ir kuriama plėtra. Toliau kuriama plėtra ir kuriami kiti instrumentai bendruomeniai, kur galima užsidirbti, kurie yra naudingi dirbant. Pasakysiu tokią paslaptį. Neužilgo, tai aišku nereiškia, kad ryt po ryt, bet neužilgo nereikės ilgai laukti, Cashflow turės savo kortelę. Klasiška. Mum nereikia, atsiprašau, čia mano bobikas. Na štai, lyg ir viskas. Ką norėjau pasakyti, gavosi ilgokai, kaip visada planuoju trumpai, bet gavosi ilgokai. Na, jau jūs man atleiskit, kad tiek laiko iš jūsų paimu, bet ačiū jums visiems, tiem, kurie žiūrėjot šitą vaizdo įrašą. Ačiū tiem, kurie užsiprenumeravot mano YouTube kanalą, nes vaizdo įrašas bus ir YouTube kanale, ir Facebooko grupė, ir Messengerio, ir Telegrame patalpintas. Jeigu neužsiprenumeravot dar mano YouTube kanalo, užsiprenumeruokit, prašau. Jūs pirmieji gausit visas naujienas. Už patiktukus ačiū, už komentarus ačiū. Ačiū už tai, kad rašo žinutės, ačiū už tai, kad jungiatės pas mus į komandą. Visiems sėkmės, visiems storų piniginių ir iki.